šokiuose diskoteka, vyksta ir šoka mergina su vaikinu ir vaikinas klausė merginos, mergaitė, sakykite, kuo jūs vardu, ta taip kokietiškai. Nesakysiu, a vat kertam lažybų, kad iš 3 smūgių aš atspėsiu. Odesos milžiniška aikštė ir pilna žmonių, vaikšto žmonės ir vienoj pusėje aikštės namas, ir kitoj pusėje aikštės namas, ir tarp jų koks 100 metrų. Ir vieno namo balkoną išeina tokia buteriškė ir rėkia per visą aikštę, sako, Sara! Sara! Išeina į balkoną kita, sako, ko? Klausyk, Sara, a mano vyras nepastavęs? Ne, a ką jis sakė, kad eina pas manęs? Ne, ką tu jis sakė, einu aš pas prostitutės. Tai ką aš prostitutė, a ką paklausti negalima? Žmona vyrui sako, mielasis, tu žinai, man taip nusibodo mūsų skandalai. Nu ką, nori šiaip tyliai snukį duosiu. Kai vyras grįžta namo anksti, jisai galvoja, ką čia paskaičius. Kai grįžta vėlai, galvoja, ką čia sukūrus. Dviese kalbasi ir sako, tu žinai, mano žmona dabar atostogauja Minske. Kitas, o ko, neblogas, šaldytuvas visai. Naktis ir dviese guli lovai, vyras ir žmona. Žmona taip intimiai vyrui sako, Petrai, paimk mane. Petrai, paimk mane. Petrai, paimk, tu sako, ką aš durnėjai, ašgi niekur neinu. Žmona vyrai sako, tu žinai, kiek mes galėtume nusipirkti, jeigu tu negertum? Žinau, man nieko, tau kailinius. Herbaliniai vaistiniai vienas toks atėjęs inteligentas su pensne. Sako, sakykit, prašau, a džiovintos ramunėlės šviežios? Pardavėja taip atsisuka, ne, vakarykščios. Atvažiavo 3 nauji rusai į Prancūziją, atėjo brangiausią restoraną, Maksimė sėdė, reiškia, užsisakė brangiausio konjako, sako, atneškit mum, kokią tik turit brangiausio. 3 butelius. Įkalė 3 butelius konjako. Ir sako, dabar padavėjas, klausyk, atnešė mums sąskaitą, atnešė sąskaitą. Sako, nifigo, sako, čia tiek konjakas, sako, jūs brangiausia prašėte, 3 butelius, jūs žinot, kokios kainos pas mus Prancūzija vis dėlto. Jo, sako, tai klausyk, ką susimesim? Ne, dai, ne velnio. Kuris ištrauks trumpiausią, o tas ir moka. Ir staiga atbėga padavėjas, sako, vyrai, ramiai, ką jūs darot? Pas mus tai žmonės daro su degtukais. Žurnalistė klausė darbininko, sako, sakykite, prašau, jūs patenkina, vat jūsų darbas? Nu, žinot, kaip čia jums atsakyti, vat, pavyzdžiui, aš į darbą einu ryte ir matau gražias merginas, tai aš jų noriu. A kai grįžtu iš darbo, tai stoju tas pačias merginos, aš jau jų nebenoriu. Nu, tai vadinasi patenkina. Čigonė grėbė praeivį už ranką, sako, vyriški, duokit 100 rublių vaikui bulkutę įvyniot. Vyras su žmona ateina savo mirštančio draugo aplankyti ligoniniai. Ir žmona sako, Petrai, tu toks nesubtilus, įeik ir kaip nors, nereikia taip grubiai, ką nors taip pašmaikštauk, pajuokauk su ją. Įeina taip, sveikas, tai ką, mirštam? Skelbimas, merginos. Atiduosiu geras kojas į geras rankas. Skelbimas prie namo irgi taip. Į sekmadienio žygį kviečiami visi šito reikalo entuziastai. Šito reikalo pasiimti po 2 butelius ant galvos. Ko unitazas skiriasi nuo unisono? Paklausė dainininko. Dainininkas sako, kaip ko? Į unitazą lengviau pataikyti. Rusų liaudės prietaras. Jeigu kregždutė skrenda uodegą į priekį, vadinasi išmokės atlyginimą. Labai sunku surasti negrą tamsiam kambarį, ypač kai jam išdurtos akys ir išmušti dantys. Į saulę per teleskopą galima pasižiūrėti tik 2 kartus per gyvenimą – dešinę ir kairę akim. Vyriškiai, jūs nepalydėsit manęs namo? Tik žvilgsniu, madam, tik žvilgsniu. Žmona vyrui, tu kur buvai vakar? Tu žinai, mes čia vakar visą naktį su draugu šachmatais žaidėm. Na, ir kuris kurį? Kaip kas, kuris kurį? Niekas nieko, mesgi šachmatais žaidėm. Ligos istorija. Ligonis buvo ištirtas, buvo operuotas, buvo geras draugas.
Pas stomatologą ateina pacientas toks visas šlapės, drebantis, jis sako, gydytojai, jūs man pasakykit, jūs dantis ištraukėt be skausmo? Nu ką, jis stovi toks didelis, ambalas, riebaluotas. Sako, ne visada, mielasis, ne visada. Ot vakar, pavyzdžiui, aš vos neišsinarinau rankos.